Iki žiūrėsimės kaip Sadaždodas. Šiandieną mes žaidžiame Brawl Starsą. Liko, palaukite, 40 trofėjai iki 56 tūkstančių. Ir manau, ir kaip aš pažadėjau, mes kas 1000 trofėjų darysim video. Tik tai dabar darysim ant pabaigos, kad neužsiknisti labai daug laiko. Tai manau, reikia įti geimą. Ir manau, tiesiog, mažiau tylos bus, tiesiog kalbėsiu daugiau, tai manau spausti ready. Ir turiu komandų žmogų, jis iš mūsų mokyklos, jis yra labai geras žmogus, padeda pušinti. Ir manau, mes pasieksime tuos 56k per kokių minučių 10. Tai spausk ready. Ok, mums surado geimą ir jo Myko, Vilų, Edgar mainai yra blogai. Ir jeigu jūs daugiau norite video, kur aš pušinu trofėjus, rankedą, tai spauskite like, prenumeruokite kanalą, jeigu nesate to padarę. Ir nebūkite 90% tų žmonių, kurie neužsiprenumeravę kanalo ir yra gėjai. Ir mes su žmogum sėdėm Discord'e, tai jis gali kalbėti, jūs jo negirdėsit, tai gali kalbėti. Nu, aš galvojau, kad girdėsis. Nesigirdės, taip kad taip, ten Primo su Džinu. Vilau, kurios aš nemėgstu žiauriai. Ir aš manau, kad aš manau, reikėtų nufilmuoti video su Squid Game'u, ten Roblox'e pažiūrėti Squid Game'u ar reakciją ant pačią Squid Game'u daryti. Nes dar 3 sezono traileris išėjo, tai aš manau visai nebloga idėja būtų, bet ten labai daug laiko užimtų. Taip, mes turime Edgar mainą. Teammate'as numirė, blogai. Ok, Edgar mainas daunas biškį, tai jis net mane sušoko. Jo vietoje aš šokčiau ant Sandy, užmušiau greitai ir pabėgčiau tiesiog. Bet čia Edgar mainas, tai iš jo nėra ko tikėtis gero. Nu, man tai gerai, man tinka toks variantas. Gerai, minus negras. Ok. Ir blemba tai yra antra vieta. Tai ne pirma. Tas yra blogai. Svarbu plius trofai. Ir viso šito pušo metu mes darom challenge, jeigu mes gaunam bet -1 trofą arba 0, tai tada mes turim padaryti po 5 atsispaudimus, kad būtų motyvacija nelūzinti. Ir ieškom antro geimo, liko nedaug trofėjų, kažkur apie 30. Ir labai kažkaip ilgas matchmakingas dabar. Ir visi žmonės, kurie dabar nežaidžia Bravlo, eikite Bravlo ir žaiskite aktyviai. Mums reikia pasiekti tą 1 trilijoną mastery pointų. Tada visiems bus gerai, visi bus patenkinti, visi grindins. Jup. Taip, Frankas. Frankas šitam krūme. Šūdas. Palauk. Gadgetas. Buvo galim jį išpysti, kol jis miegojo. Šiaip.
Palauk. Nužudau koltą. Lauk. Ok, ten myplas bėga nuo mūsų. Ok, paėmė myplą, top 3 jau. Tai Bija ir Grifas viena komandai, ką dabar daryt? Aš manau, mes turim vienas iš apačios šeidas. Aš iš Ne, šeidas iš viršaus, aš iš apačios. Einu. Žaidžiam vadu showdowną, nes kaip ir trečio žmogaus nėra, mes su randome žaisti nenorim. Ir va ramiai iki 25 renko ėmėm bravlerius ir visus pušinam. Ir mums liko 22 trofėjai. Aš manau, šiam pasieksiu gal per šį sezoną. Manau, gal 63 planas toks būtų. Tai 7 per mėnesį, tai man... Tai jo, po 300 trofų į dieną pušinti ir viskas turėtų išeiti. Aš tik nepušinsiu. Jeigu teammate'as negalės padėti, aš galėsiu ir vienas pažaisti. Tai nesirauk ant Kenji, nesirauk. Žiūrėk, aš jį bandysiu kažką su gadgetu pastaninti ir tu jį nužudyk greitai. Palauk. Ir jeigu mūsų klube bus vietų, prašom visus užeiti, visų laukiam. Jūs turite turėti 23 000 trofėjų. Ir žaisti tiesiog normaliai, mėnesį bent 1 000 trofėjų papušinti. O ne 2000 kaip anksčiau, nes po 20 000 biškelį sunkiau, tai jo. Bet kuo jūs aktyviau žaisite, tai jeigu jūs padėsit mums, jeigu jūs labai daug žaisite, tai mes jūs papromoutinsime, kad jūs turėtumėt motivacijos daug žaisti. Aš gal kitą brawlerį paimsiu. Jo, paim kitą brawlerį dabar. Mums lieka 9 trofėjai. Kokį man brawlerį paimti? Na, šį pagėjau. Gal paimk Gailą kokį. Last game'as. Tik man reikės tik tai vat, realiai, kas iš jūsų žiūrovai moka daryti gerus thumbnailus, parašykite komentarus, kaip jūs daryti, kokią programą per telefonus naudot. Nes, tipo, aš nežinau, kurią programą naudot. Kapkutą gali naudoti. O, žinau, kad CapCutas yra visai neblogai, bet aš, tipo, videos montavimui naudoju, bet jeigu yra geresnė programa, tai pasiūlykit. Mums yra viena programa. Ir dar labai lengvai. Aš tau kuriu priam... Aš dabar pasakysiu tau, ar ne? Gerai, čiūvas nori man programą pasakyti, bet davai po to, kai pabaigsim geimą. Nes dabar susikaupti reikia. Jau top 4. Palauk. Mes arba Kenji, arba Gėjų galim pagauti labai lengvai, jeigu šoks. Gerai, palauk. Seni, žudyk. Bėk. Planas nepaėjo. Top 3, gerai.
Gėjau, nedrįsk šokt pas mus. Nu, aš manau, mes šitą gėjimą galim paimti antrą vietą laisvai. Nes jie ten betlina. Gerai, tu žmogau, atsitrauk. Tegul jie faitina. Блять, окей. Aš atsitrauksiu. Tegul faitina. Ir okei, top 2. 56 000 trofėjų yra. Nes mes turime vien stryką. Taip, jie bando mane užmušti. Čia, manau, net nėra prasmės žaisti toliau. Čia tiesiog give upint galima. Ir 56 000 trofėjų yra. Kaip ir sakiau, pasieksime per 10 minučių. Sorry už tokį trumpą video. Aš manau, kitą kartą reikės pradėti anksčiau, kai liks kokių 70 trofėjų arba 100 trofėjų. Ir let's go. Pasiekėm. Paimsim mūsų sąžiningai užsidirbtus koinus ir investuosime juos į barlį. Ant gear. Paimsiu gal šildą, manau. Dovydai. Žiūrėk. Dar yra vienas gerą programą. Ir ačiū visiems, kad žiūrėt. Su jumis buvo kaip visada žodis. Visiems iki. Ir visą.